Panorus įsigyti rytinines užuolaidas, pirmiausia reikia pamatuoti langų dydį. Matavimus reikia pateikti milimetrų tikslumu, o apvalinti skaičių nereikia. Roletų plastikiniams langams matavimas yra labai paprastas. Kadangi plastikiniai langai turi stiklajuostes, tai išorinis roleto matmuo Domus Lumina gamyboje priimamas kaip išorinis stiklajuosčių matmuo. Norint pamatuoti audinio plotį, reikia sužinoti stiklo plotį. Pagal šį matmenį gamintojui atpjovus medžiagą, audinys dengs visą stiklą. Paskutinėje vietoje matuojame roleto aukštį. Roleto aukštis, kaip ir roleto plotis, yra išorinis stiklajuosčių aukštis. Rytinines užuolaidas galima montuoti visose patalpose. Roletus galima naudoti visose patalpose, tiek miegamajam, tiek svetainiai, tiek vaikų kambariuose. Pagal poreikį klientas pasirenka audinio struktūrą, tankį, atspalvį, raštą ir panašius dalykus. Taip pat galima naudoti stogo langams ir kitoms patalpoms. Vonios patalpoms taip pat turim specialių audinių, kuriuos galima įdėti į roletų sistemas, tačiau jų pasirinkimas nėra toks platus kaip kitiems kambariams, kitoms patalpoms skirtų audinių. Vonios kambariui siūlome alternatyvius produktus, kaip plisuotos žaliuzės, horizontalios žaliuzės ir panašiai. Domus Lumina audinių rašto asortimentas yra labai didelis. Taip pat galima rasti medžiagų su išskirtinėmis savybėmis. Screen ir Glassguard audiniai turi unikalią savybę nuimti atspindžius nuo televizijos ar kompiuterio ekrano. Tuo pačiu, atlikdami šią funkciją, jie yra permatomi, kas leidžia žmogui neatsiriboti nuo aplinkos. Tai yra, jisai mato, kas yra lauke, bet turi komfortą viduje, jam neakina saulė ir tuo pačiu nekaitina. Roletai yra nedideli, gaminami iš aliuminio, o kaina yra mažesnė negu užuolaidų ar romanečių.